Kaudinė tau dovanų, važiuok kur nori. Tai va, aš pasiruošęs Fadelio turnyro. Pirmas mačas 6-2-6-1 laimėt. Tiek patėtis, pamojuok tėčiui. Labas rytas, šiaip nepripratęs aš taip anksti kelią. Dalyvaujam Fadelio turnyre, bet prieš tai atsikėliau taip anksti, dabar 8 jau esu vietoj prie Damkius, nes kaip sakiau, Damkiu jeigu prisijungia prie mano kanalo, aš jam padovanosiu mašiną. Tai va, atvežiau Damkį dovanų, padovanosiu mašiną, galės varyti kur nori. Žinokit, krepšinį žaidžiant reikia visą laiką mąstyti, kad ruoštis karjeros pabaigai. Krepšinis vis tiek iki 3, nežinau, kažkelių metų, tai reikia visą laiką būti pasiruošus karjeros pabaigai ir mąstyti, investuoti. Kad irgi sėdit namuose, negalvokit, oi, žaisiu čia krepšinį, užaugsiu, žaisiu krepšinį, nes žaidžiant LKL tikrai negalėsi taip, kad baigi karjerą ir nieko neveikia. LKL nėra tie pinigai, aišku, išskyrus ten Žalgirį, kur po 500 000 gauna žmonės, tai jo, bet šiaip žaidžiant LKL tikrai nėra tie pinigai, kad galėsit nieko neveikti po karjeros. Reikia juos investuoti, kad tada galėtum nieko neveikti arba kažką minimaliai dėl savęs. Tai vat vyksta pas mane tokie pasiruošiamieji darbai ir viskas, Damkiai atvažiuoja, Damkiai einu dovanot mašiną. Tai va, aš pasiruošęs Fadelio turnyro, Damkiai, kaip žadėta, Kaudinė tau dovanų, važiuok kur nori. Ačiū, kad prisijungiai prie mano YouTube kanalo. Ačiū. Tai va, Damkiai padovanota Kaudinė, o mes važiuojam Fadelio turnyrui. Aš va sėdu į kitą Kaudinę. Va tokia, va kodėl brolio nepadarysi. Ko toks užtinės? Atsikėliau prieš 5 minutės gal? Ne, anksti keltis yra gerai. Tai va, sveikinu Damkę. Ačiū. Aš varau, davait. Šokam iš audelės į audelę. Nu, oi. O, blemba čia. Pripratęs prie daug vietos. Viskas, nu ką, Damkė atidavėm audinę. Tenka su šitą varyti. Automatas, viską. Gerai, kaip užkur. Tai, važiuoju. Atvažiavau į tą savo didį projektą, kur dar parašy... Va, galiu tik šitą pusę rodyti, žiūrėk, matot, čia vyksta tokie darbai, kasinėjimai, visa kita, sklypas, lyginasi, keliasi, leidžiasi, vienu žodžiu, dirbam ir jo, bus labai gerai, aš laukiu, nesulaukiu, kaip čia bus labai gerai ir tikrai pasidalinsim su Dalia šitais momentais, parodysim kaip kas kur ką, bet šiuo momentu negaliu atskleisti visko, tai viskas, einu žiūrėti, kaip traktoriai dirba, davai traktoriai, sudirbat, padirbat, iškas atsukosit, pakelit ir padarot gerai. Malačiai vyrai dirba, o ką aš noriu jums jaunimas pasakyti, jūs mane, blėt, nervuojat, žinokit, kad dabar dauguma, nesakau visi, dauguma jaunimo nori nieko nedaryti, nori nieko neveikti ir uždirbti pinigus ir turėti viską, važinėti su gerom mašinom, gerose butose, namuose gyventi, sodybos, visą kitą. Blet, jūs nenervuokit, žinokit, gyvenime reikia kažką paaukoti, tarkim, savo laiką draugams, savo laiką tai pačiai šeimai. Aš asmeniškai sakau, pas mane ir traumų, ir Taivane 2 metus buvau irgi nuo šeimos atskirai, nu, ta prasme, tiek daug visko paaukota, sveikatėlė, aišku, brangiausiai, bet paskui kažką turiu, suinvestuoju ir kažką turiu. Aš tikiuosi, kad mane žiūrintis jaunimas tokį nesat, gal koks vienas ir bus, bet ir negalvokit, ką pasakys kiti, nes dažniausiai daug kas save stabdo, nes jūs galvojat, ką pasakys kitų. Kodėl aš darau YouTube'ą? Nes man pofik, ką pasakys kiti. Kodėl aš darau Instagramą? Nes man pofik, ką pasakys kiti. O daugumą bijo pradėti net tos pačius socialinius tinklus, kažkokius darbus, e-shopus, čia kaip pavyzdžiai, bet kokį tavo srities darbas, svarbiausiai nebijok, pradėk. Dabar važiuoju nuo sklypo prie antro projekto savo, kur dabar susitiksiu su investuotojais ir aptarsim dalykėlius, kur galimai atidarysim vieną labai smagų dalyką, nesakysiu kokiam mieste. Gal atpažįstat, va dabar pasikabinęs čia telefoną pasidėjęs, gal atpažįstat kokiam aš mieste. Pam, viskas susitikau su hebryte, kurie viskas, žiūrėkit, teigiamą linkme eina, tai manau, naujas savo veiklas ir manau, po kokio mėnesio 2 jau galėsiu išsigryninti ir parodyti, kas kaip ką ir ką čia darysiu su dar porą žmogų,
Tai bus įdomu labai, tikrai man pačiam įdomu, kaip viskas seksis, kaip darysim. O dabar važiuoju į padelio turnyrą Harmony Parke, padelio turnyras, kuriame dalyvauju su, net nežinau kaip jisai, ne švogeris, ne, kaip jisai čia dabar man, Dalia, sesės, vaikinas, tai nežinau, kas čia man jisai gaunasi. Ir dalyvausim padelio turnyre, reikia pirmą vietą pasiimti. Tai va dabar važiuoju, Dalia su Ateinyte ir Damke atvažiuos vėliau pažiūrėti, tai dabar aš važiuoju, reikia pasiruošti. Maks nusiteikimas, viskas yra galvoj, Maks nusiteikimas, atvažiuojam visus, laužom, visus daužom ir pirmą vietą įmam. Čia svarbiausiai, aš ką supratau, kad krepšinėje, tarkim, kažkas nepasiseka, paima taimautą ir nusiramini. Čia, blemba, tenisas, padelis, dar reikia padirbėti ties to, kad jeigu nepasiseka 3 kartus iš eilės, reikia mokėti iš karto labai staigiai nusiraminės. Tik atrodo, feilą padarai, pyst jau į tave vėl duoda, vėl susinervavęs, tai reikia dar man ant šito padirbti kažkaip. Tai va, keliamės į turnyriuką. Va, į padelį, čia Alytaus siaubas, kur mano partneris. Čia mano partneris ateina su tokia smash. Su smasherio raketė. Influenceriai. O mano porninkas čia pavydė, kad jo nepasiėmiau kartu pažaisti. Niekas nenorėjo su tavim žaisti po praeitą turnyrą. Varom, pamatysi, čempionais taps. Pirmas mačas 6-2-6-1 laimėta, 2-0 pergalė, Damke atvarė palaikyti, kad kanalą irgi perims, tai čia palaikymo komanda, Dalia, Peikis, Milda, Aušinė. Vienu žodžiu, laimėsim šitą turnyrą, einam dabar mūsų priešininkų žiūrėti. Ai, duosiu pafilmuoti, kaip žaidžiam, nes irgi reikia kažką kelti. Labas. Gerai, einu žiūrėti, kas toliau, kokį varžovai. Все, eisim čia į antrą aikštelę. Čia pusnalis, ne jau? Jau pusnalį eisim žaisti. Davai, dedu telefoną į tašę ir einu žaisti. Gerai. Mačas dėl 3 vietos, Atėnė palaiko, tėtį ploja. Bėg pastekti! Bėg! Duosi, maladėts. Maladėts. Skaitom čempioną. Gerai, trečia vieta. Trečia irgi. Trečia vieta turnyre, esam nusivylę, nes pusnalį laimėjom 6-2 ir paskui gavom. Ryto fanas, aš Ryto fanas. Ryto fanas neįpratęs trečias būt. Bet vienu žodžiu, eisim žiūrėti, kokį prizą, ką gausim ir dalyvausim padelio. Žiūrėk. Labas, Atėnė! Labas! Čia filmuoju į YouTube kelsiu. Gerai? Gerai. Leidai, galiu aš tave nufilmuoti reikiau? Galiu? Oooo! Wow! Už tą trečią vietą, ne? Viskas. Ate padaryk, Atėnė. Ai, ate padaryk. Aptaškyk Domantą. Domantą, aptaškyk. Aptaškyk. Ai. Gerai, viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Vienu žodžiu, važiuosim kitas video pas Virginijų Šeškų, kalbinsim, kad į kanalą. Mane taškai? Per mažai vandens. Kalbinsim Virginijų Šeškų, kad jungtųsi į kanalą, rėmėjai, visą kitą, vienu žodžiu. Tai trečia vieta padelio turnyre, dabar eisim į Lietuvos čempionatą. Eisim treniruotis, kad nenuvilt sakė. Į Lietuvos čempionatą registruosimės, dabar vien tik bus kontentas, daug kontento apie padelį. Dar nori YouTube kanalą mano, Damke jau pričiešinau, tave čiešinau ir paskui tėvuką. Keturiese būsim podcastai, viskas. Drąsiai.
Jeigu su ryto Maike galima eiti. Nebus. Gerai, davai. Edvino kanalui. Prizininkai. 3 vietos prizininkai. 3 vietos prizininkai. Labai liūdna gavo pusfinalį per tą breiką. Liūdėsiukas. Taip, šaunuoliukai vis tiek. Ai, radom priežastį, kodėl pralošėm pusfinalį. Ieškom, galvom ir vėjas. Pasirodo, buvo kaltininkas vidury antrą setą pradėjo sikilti ir Vienas žodžiu, viskas jauta. sukilęs vėjas pakeitė rungtynę. Tai vienas filmuot, kaip laužo medžius reikia. Nu, tai va, nefilmuosi, kad jo, laužo. Vienas žodžiu, pasiteisinimas yra, bet tapsim čempionais vieną dieną ir žaisim už rinktinės padėtį. Dalė, būsi mano kanale? Ką? Būsi mano kanale? Aš jau turiu potencialų rėmėją. Kokį? Domantą? Domantą, to šaibų, kad gerai, davai, radom pasiteisinių.